Labas, dabar kalbėsim apie Čaihana kavinę patiekalas. Jie gamina maistas iš šviežios, nešaldytas prekės, vietoje gamina. Dabar čia yra, koks vadinasi, liulė kebabas. Taip, čia yra liulė kebabas. Nu, tikrai ten gerai atrodo ir yra lavašas, yra šalia salatas ir yra jos labai specialius padažą turi. Šitie padažas yra adžiuko, adžiuko prieskoniai, jos tokia specialių padažą turi. Lietuvai žmonės labai patinka padažas. Čia yra tokia, man atrodo, su garstyčiu, labai skanu. Šitas padažas man įdomu, pavyzdžiui, labai su garstyčiu padažas tikrai įdomu. Ir labai gerai. Pavyzdžiui, daugiau apie biškį kalbėsim apie kaip maistas kultūra. Čia yra šeimos verslas, ten žmona, vyra, ten patys vietoje dirba. Dabar jos dukra man padėjo filmuoti. Dabar noriu paklausti, ar, pavyzdžiui, pas jūs esi Tadžikistanas. Pas jūs Tadžikistane, pavyzdžiui, padažas labai populiaru, arba kaip jūs, pavyzdžiui, valgote? Jo, pas mus irgi labai populiaru, labai dažnai naudoja padažą, kai valgo maistą kažkokį tai. Labai įdomu, pavyzdžiui, aš turkas, pavyzdžiui, pas mus nėra populiaru padažas, pavyzdžiui, mes nelabai daug nenaudojam. Jūs padažą, pavyzdžiui, kaip lietuvių darot, naudojot po maistas į viršų įdėjat, arba jūs kažką... Jo, po maistą čia viršų. Po maistą į viršų įdėjat daugiau, jo? Pavyzdžiui, čia kaip lietuvių labai panašus realiai. Čia, pavyzdžiui, aš turkas, pas mus nėra toks dalykas. Dabar kažkiek atsirado, bet jo, tikrai įdomu. Taip, čia yra liulė kebabas, čia yra šašlikas, jo? Taip. Iš jautienos pagamintas. Jo, čia viskas iš jautienos. Taip pat salatas, taip pat garstyčių ir aštrus padažas yra. Tikrai ten labai gerai atrodo. Aš jo valgu, aš jums dabar degustuoju, aš jo valgu, aš jo paragavau, aš kiekvieną dieną čia ateinu valgyti. Ir čia yra jos plovas. Dabar sezonas, kadangi aš čia Čaihana restoranas taip pat yra mano klientas, jie perka iš manęs ten kažkokie ingredientus, kurių mes prekiaujam. Ryžiai prekiauja iš mūsų, jie dabar naudoja barkat ryžiai, kurių mes, mano paskutinis videose buvo barkat basmati ryžiai. Čia yra, kaip matosi, 1-1-2-1 rūšis, ilga grūdo, basmati ryžiai, tikrai ten labai gerai. Matos, kad čia 1-1-2-1 rūšis basmati yra ten pati ilgasio basmati. Ir noriu paklausti, pavyzdžiui, aš jam klientui, kad ar ilgai užtruko погаминti šitos басмати? Галите paklausti? Сколько занимает вот этот рис? Долго готовится? Пару часов. Пару часов? Пару часов. А это долго? Хороший рис? Да, хороший. Kartusu mesos, jo? Jo, šitas plovot, kartusu mesos užtruka apie 2 valandą. Jo, apie porą valandų. Tai čia yra, man atrodo, ten labai gerai, labai normaliu. Ir šalia yra jo salatas yra, ir čia yra tokia sriuba yra, kurių tikrai nemažai mėsos yra, toks didelis gabaliukas ir su bulvės. Ir Lietuvoje yra tokios panašios sriubos, man atrodo, daro, kavinės daro, tokias, aišku, čia yra padarytas iš jautiena. Kadangi dėl kultūros ir dėl religijos ir čia kiaulienos prekės nesurasit, aš pats irgi nevalgu ir neparduoda. Ir čia yra jautienos naudojama. Bet man dabar įdomu, ar jūs, pavyzdžiui, Tadžikistanas, kokias mėsos jūs valgot daugiau Tadžikistane? Это авис. Avieną, ja? Jo, avieną Jūs daugiau. daugiau avieną valgot. Jo, man asmeniškai aviena dar skanu, bet mano žmona nelabai daro, dėl to, kad sakė, kad labai sunku pagaminti ir kažkokia kvapas yra ir taip toliau. Jūs visi žinot, bet man asmeniškai aš visada pasirinkčiau avieną. Tikrai man, pavyzdžiui, labai skanu. Ir, pavyzdžiui, dabar kalbam apie, pavyzdžiui, jūsų šeima, kiek ten žmonės gyvena? 7. 7. Kiek tu brolis turi, seses? Turiu iš viso 4 brolius ir aš dar. 2 brolius ir 3 brolius ir 1 sesė. 3 brolius, 1 sesė, 4, 5, 6, jo. Taip, 6 žmonės. Pavyzdžiui, tavo mama, jūs, pavyzdžiui, jūs
Tadžikistane, pavažiuoju, jūs ten kultūras, jūs daugumą namuose valgot, ar važiuojat kažkur valgyti, ar kaip čia būna? Ne, dažniausiai namuose būna, kad mamos gamina kiekvieną dieną po 3 kartus. Tu nepadėjat? Padedu kartais. Tu padėjat, jo? Ja. Tai labai gerai, tai pas mane irgi ten mama ten gamina ir jeigu ten didelį šeimą irgi aišku ten sunku mama pagaminti kiekvieną dieną. Ir dabar ta pati mama pagamina jums maistas. Yeah. Jo, atvažiuokit Garūnų 56, paragausit visus šitos pateikalas. Kad